Saka, šiandien pakalbėsime apie grafinį primityvų redagavimo komandas SolidWorks. Nieko neseiviname. Ir vėl pasirinkimas detalės, surinkimo vienetas, brėžinys. Surinkam detalę. Pasirenkam sakinio plokštumą. Surinkam eskizą, nubraižom dvi linijas. Dvi linijas nubraižome. Ir dabar jas apvalinti. Užduoto kampu. Užduotas spindulys. Ir filet komanda. Išsirinkau. Spindulys, tarkime, 20. Uždarome komandą kitą komandą. Vėl pereiname eskizavimą. Vėl nusibraižau dvi linijas. Ir kita komanda yra Exchange. Можу. Pasirinku vieną liniją, pasirinku kitą liniją ir štai būtų nuožuva 10 cm. Padarėme nuožuvą. Ta komanda yra offsetinimo komanda. Tai vėl nusidažau liniją. Einu į offset. Linija buvo aktyvi, parodė iš karto turėtų. Ir kiek offsetinti. Ir mus tai tenkina gerai. Jeigu tai netenkina, tai nusibraižom liniją. Nusibraižom liniją. Taip. Dabar sketch. Sketch. Eskizavimą. Offset. Liniją offsetiname. Tik tai mums domina kita. Tai kitas metimas. Reiškia reversto metrą 20 mm. Ir vėl įdedame matą. Tai tokios komandos redagavimo. Toliau kita dar veidrodinis atspindys. Tai einame redagavimą. Eskizavimą. Nusibraižome. Braižome primityvą. Tai iš nusibraižau tokios formos. Kadangi reikia daryti veidrodinį atspindį, reikia nusibraižyti liniją, kurios atžvilgiu darysim atspindį. Nusibraižau centerline ir dabar darau veidrodinį atspindį. Štai pasirinkti reikia visų pirma, ką norime ir apie ką. Štai šitą liniją. Štai matote, geltoną spalvą matosi jau padarytas veidrodinis atspindys. Seno objektą neištrynėme. Nepasirinkome ištrinti seno objektą. Toliau. Gerai. Tai taip. Braižau kampį. Jame įbraižau apskritimą. Ir dabar padarysiu veidrodinį apie šitą stačiakampį masyvą. Linija sketchpad. Reiškia, išsirenku entities šitas grafinis primityvas pagal X ašį. Kuri, tarkime, sumai tarp jų 20. Tai tinka. Pagal Y ašį. Tai vėl 4. Atstumai tarp jų 20. Vienu per daug patalpa mūsų stačiakampyje. Pasirenku 3. Ir štai tokiu būdu sudarėme masyvą. Yra apskritiminės masyvas. Brėžiu apskritimą. Brėžiu eskizavimą. Dar vieną apskritimą. Ir einu eskizavimą, brėžiu trečią. Ir viskas.
Nusigręžiame, deaktyvavome visus grafinius primityvus ir circle sketch pattern. Tai visų pirma reikia pažymėti centrą, apie kurį kopijuosime, toliau primityvą, kurį kopijuosime ir kiek kartų kopijuosime. 6 kartus tarkime. Ir galima užsidėti laipsnius, kurio kopijuosime. Tai padarėme apskritai minimas. Toliau komanda, kitos primityvų redagavimo komandos yra move entities, copy entities, update entities. Tai nusibraižau primityvą, tarkime, toliau move entities, move, kitas apskritimas, šitą tašką. Copy entities yra entities to copy. Štai šitas primityvas, štai šitas fondas. Ir kopijuojam. Nukopijavome. Toliau dar galima pasirinkti rotate entities. Entities to rotate. Pasirinkau šitą visą. Center of rotation. Tarkime taškas. Ir rotation degree, tarkime 30. Ai, čia nepasirinkau taško, kurį. Paimam sketch ir rotate. Pasirinkame. Rotate. Center of rotation pasirinkame. Ir rotation action. 30. Ir komanda rotate teigiamai. Taip, sukome primityvą reikiamų komandų. Toliau dar viena komanda yra pažymiu primityvą, pažymiu fail about šį tašką ir tarkime ne 0,5, o tarkime 3. O 3 ir štai kaip matote escape. Štai taip padidiname primityvą. Štai tokie grafiniai primityvai yra programoje. Grafinių primityvų redagavimo komandos.